Vilniuje ir visoje Lietuvoje yra odontologijos klinikų, kur dantys atkuriami per vieną vizitą. Viena tokių gydytojo Mariaus Bučinsko klinika Dantų harmonija, įsikūrusi Mindaugo apartamentuose sostinėje. Nuo pat vaikystės stebėjau gydytojų darbą, mano mama yra irgi odontologė ir šiaip sekėjau jos pėdomis. O šitą kliniką atsirado tai bendrų darbų mano ir žmonos, mes abu esame odontologai. Aš labiau kuruoju dantų protezavimo ir dantų implantacijos sritis, jinai ortodontijos sritį ir įmonė jau nuo 2007 metų veikia. Mes esam subūrę 6 gydytojų kolektyvą, pradedant nuo, sakykime, dantų implantacijos, nuo pačių paprasčiausių iki pačių sudėtingiausių būdų, taip pat dantų protezavimas. Mūsų tikslas, kad žmonės atėję pas mus gautų visas paslaugos vietoje, įskaitant ir visapusišką diagnostiką. Sakykime, nuo paprasčiausių dantų rentgeno nuotraukų burnos ertmėje iki panoraminės dantų nuotraukos arba sudėtingų kompiuterinės tomografijos diagnostikos. Kompiuterinė tomografija daroma prieš visas dantų implantacijos procedūras. Ir būtent aš tai akcentuoju, kad reikalinga pilna diagnostika prieš pradedant bet kokią procedūrą. Klinikoje dantų implantavimui yra naudojami švedų kompanijos Nobel Biocare implantai. Gydytojas Marius Bučinskas pasakojo, jog šių implantų pagalba dantys gali būti atkuriami beveik visais atvejais. Iš esmės tai yra vienas seniausių dantų implantų gamintojų pasaulyje. Ir aš kaip gydytojas, kuris atlieka tiek chirurginį, tiek dantų protezavimo darbus, aš būtent šitoje sistemoje matau visas galimybės. Tiek gan paprastą chirurginį protokolą, kada šalinami dantys ir sukami implantai, baigiant praktiškai visom išeitim, kada reikia tos dantų implantus suprotezuoti. Dažniausiai žmonės ateina nenorėdami implantų, o ateina, nes jiems trūksta dantų. Tai aišku, mano kaip gydytojų tikslas jiems padaryti dantis. Ir stengiamės padaryti, kad tie dantys nebūtų išimami visais atvejais. Aš netgi savo gydytojams irgi sakau, kad mes esame ta odontologijos klinika, iš kurios žmonės negali išeiti be dantų. Ir būtent be išimamų dantų. Vienmomentinė implantacija atliekama vieno vizito metu, kuomet yra pašalinamas dantis, sodinamas implantas ir daromas laikinas vainikėlis iš karto, tų paties vizito metu. Ir ypač tai aktualu žmonėms, kada yra defektas priekinių dantų srity, kuomet darbingi žmonės turi atrodyti reprezentatyviai, eiti į darbą ir jie negali sau leisti, sakykime, būti be danties. Tai aš kaip gydytojas visą laiką stengiuosi padaryti, kad tas dantis nebūtų išimamas. Ir, ta prasme, vienmomentinė implantacija tai yra būtent neišimamas dantis, kuris padaromas ant implantų. Nobel Biocare gamintojas yra patvirtinęs būtent šitą protokolą, kuomet vienmomentiškai galima įsodinti implantą ir padaryti laikiną vainikėlį. Mano žiniomis šiai dienai tai vienintelis gamintojas implantų. Netekusiems visų dantų klinikoje yra taikoma Olonfo metodika. Išvertus visi ant 4. Tai reiškia, kad visi vieno žandikaulio dantys yra tvirtinami tik ant 4 implantų. Procedūra atliekama taip pat vieno vizito metu. Olonfo yra ir ne tik bedančiams, bet kartu ir gali ateiti su dantimis. Netgi rekomenduojama ateiti su dantimis, nors jie jau ir beviltiški yra. Tai prasme, jie šalinami yra. Mes kaip gydytojai rekomenduojam, kad žmonės nepultų šalinti dantų ir paskui eitų dėtis implantų, o būtent, kad mes viską padarysim čia, nuo A iki Z. Bedančiam žmonėms taikoma Olonfo koncepcija, kuomet per vieną dieną susukami 4 implantai ir padaromi laikini dantys. Bedančiam žandikauliui įsodinti 4 implantai. Kaip matot, kraštiniai implantai sodinami įstriži, kad būtų galima daugiau atkurti dantų. Ir būtent tokiu būdu yra paskirstomas krūvis. Tai yra minimalus implantų skaičius ir maksimalus dantų skaičius. Žmonės išėję tą pačią dieną gali atsikasti obuolių, sakykime, ko šiaip įprastai jiems gan sudėtinga padaryti. Aš pats įsitikinau, kad tai veikia, kad tai yra veiksminga, tai patikima
ir pats pradėjau taikyti šitą gydymo būdą. Ir iki šiol aš, nesu nusivylęs juo. Mes labai plačiai taikom ir turim tikrai gerus rezultatus.